Tęstinė knygos Žmonijos genetinės kodas 20 pristatymo dalis. Šią knygos dalį pradėsime nuo šumerų versijos apie žmonijos kilmę. Nors kai kam tai atrodyti kaip versija iš fantastikos srities, tačiau kiek įsigilinus, toks palyginimas nebeatrodo kaip graži pasakėlė. Viskas priklauso nuo žmogaus pasaulėžiūros, įsitikinimų, religijos ir gebėjimų analizuoti nepaneigiamus faktus. Šumerų versija apie žmogaus kilmę. Remiantis šumerų tekstais, žmogų sukūrė Ninhursagas, padedamas Enkio išminties. Ninhursagas sukūrė žmogų, kuris negalėjo sulaikyti šlapimo, moterį, kuri negalėjo pagimdyti vaikų, ir būtybę, neturinčią jokių lytinių požymių. Ninhursagas pagimdė 6 tokius ydingus žmones. Enkiui priskiriama netobulos būtybės, turinčios silpną regėjimą, drebančias rankas, sergančiomis kepenimis ir širdimi. Sukūrimas. O kitas greitai mirė nuo priešlaikimės senatvės ir taip toliau. Z. Sičinas, 12 planeta. Nipūre buvo rasti keli tekstai. Viename iš jų, Ninti, dar žinomas kaip Ninhursag, sako Enkiui: sukurp dievams tarnus, kad jie galėtų daugintis. O Enki atsako: padaras, kurį pavadinai, jau egzistuoja. Jis akivaizdžiai turėjo omenyje į žmonės panašius padarus, kurios galima patobulinti genetinių manipulacijų pagalba. Patobulinti tiek, kad išmoktų naudotis įrankiais ir suprastų dievų įsakymus. Bet kokiu atveju, visiškai priimtina ir teisėta interpretuoti Mesopotamijos tekstus tokiu būdu. V. Konelesas, tie, kurie nusileido iš dangaus ir sukūrė žmones. Tai gana reikšmingas ir svarbus momentas. Žmogaus sukūrimas neišvengiamai atsiranda ne iš nieko, o iš tam tikro padaro, kuris jau egzistavo Žemėje. Šis padaras savo gryną formą dėl kažkokių priežasčių netiko dievams ir jį reikėjo patobulinti. Šumerų tekstuose nenurodyta priežastis, kodėl jau egzistavęs padaras netiko dievams, tačiau tai paaiškinama kitų tautų mitologijoje, kur sakoma, kad šis padaras dėl kažkokių priežasčių negalėjo tarnauti dievams. Prie šio svarbaus klausimo dar grįšime, o dabar tęskime šumerų aprašytą žmogaus sukūrimo procesą. Kai dievai nusprendė sukurti žmogų, jų karalius paskelbė: aš surinksiu kraują ir suteiksiu gyvybę kaulams. Dar žinomas kaip Enkis, pasiūlė pasirinkti donorinį dievą ir tarė: tegul primityvios būtybės būna kaip jis. Sutikusi įvykdyti jai patikėtą aukštą misiją, deivė, čia vadinama Ninti, tai yra mergelė teikiančia gyvybę, pateikė tam tikrus reikalavimus šiai sudėtingai operacijai, įskaitant tam tikras cheminės medžiagas, abzų dervas valymui, taip pat molį iš abzų. Išklausęs deivę, suprato ir priėmė visus jos reikalavimus ir sąlygas, sakydamas: aš įsipareigoju paruošti apsivalymo vonę. Tegul vienas iš dievų duoda savo kraujo. Iš to kūno ir kraujo tegul Ninti paruošia mišinį. Norint iš šio molio ir kitų komponentų mišinio suformuoti žmogų, reikėjo moters pagalbos, kažkokio nėštumo ar gimdymo. Tada Enkis pasiūlė pagalbai savo sutuoktinę. Mano Ninki, deivė ir mano sutuoktinė pagimdys, o šalia jos bus pasiruošusios žemesniųjų giminių deivės, 7. Ši dirbtinai gauta būtybė Mesopotamijos tekstuose nuolat vadinama modeliu, žmogaus pavyzdžiu arba forma. Taigi po kelių nesėkmių Adapa Adomas buvo išvestas, pirmasis žmogaus modelis. Ir iš pradžių Adomas buvo vienas. Kai paaiškėjo, kad Adapa Adomas visiškai atitiko visus reikalavimus, jis buvo panaudotas kaip genetinis modelis arba forma, siekiant sukurti jo fiziologinės kopijas, kurios buvo ne tik vyriškos, bet ir moteriškos lyties. Z. Sičinas, 12 planeta. Mesopotamijos tekstai suteikia mums daugybę informacijos apie pirmosios Adomo kopijos gamybos procesą. Dievai tiksliai vykdė Enkio nurodymus. 100 namuose, kur buvo įpūstas gyvybės alsavimas, susirinko Enkis, motina deivė ir 14 jai padedančių gimimo deivių. Dieviškoji esencija, Dievo kraujas ir apsivalymo vonia jau buvo paruošti. Išvalė molį, be perstojo tardamas užkeikimus. Dievas, kuris apvalo napištu, kalbėjo:
Atsisėdęs priešais, jis jai padėjo. 3 kartus ištarus burtą, jis atsargiai palėtė molį. Ninti nugnybtelėjo 14 molio gabalėlių. 7 jį padėjo dešinėje, 7 kairėje. Gimdymo deivės buvo suskirstytos į 2 grupės. Išmokusios ir garsėjusios savo išmintimi, gimimo deivės susirinko 2 kart po 7, sakoma eilutėse. Į jų iščias motina deivė įdėjo 14 minkito molio gabalėlių. Po operacijos liko tik laukti. Gimdymo deivės laikėsi kartu. Ninti sėdėjo netoliese, skaičiuodama mėnesius. Artėjo lemtingas 10 mėnesis. Tas 10 mėnesis jau atėjo. Ir paskirtų laiku jos iščios sudrebėjo. Su vilties ir užuojautas kupinu veidu, ji, užsidengusi galvą, tapo pribuvėja. Apkabinusi savo juosmenį, ji sušnibždėjo palaiminimo žodžius. Ir ji išėmė formą, ir joje buvo išlieta gyvybė. Epe Kai ir žmonės dievai yra ištrauka, kurios tikslas paaiškinti, kodėl reikėjo maišyti dievų kraują su moliu. Šis dieviškasis elementas nebuvo dievo kraujas įprasta prasme. Ištraukoje teigiama, kad dievas pasirinktas kaip donoras turėjo TEMA. Šį žodį žymus teksto ekspertai V.G. Lambertas ir A.R. Millardas iš Oksfordo universiteto interpretuoja kaip asmenybę. Tačiau senovės žmonių kalboje šis žodis turėjo daug konkretesnę reikšmę. Pažodžiui išvertus, jis reiškia tai, kas savyje talpina tai, kas perduoda atmintį. Be to, akadų versijoje šis žodis skamba kaip etemu, tai yra dvasia. Abiem atvejais susidurėme su kažkuo dievo kraujyje, kas buvo jo individualumo nešėjas. Remiantis tuo, galime užtikrintai teigti, kad Ea pasitelkęs apsivalymo vonės, dievo kraujyje išskyrė tik dievo genus. Zasičinas 12 planeta. Atkreipkite dėmesį, kad tekstuose minimas molis turi šiek tiek kitokią reikšmę nei ta, prie kurios esame įpratę. Tai visai nenatūralus molis, o tam tikras mišinys naudojamas modeliuojimui, tas, iš kurio jie modeliuoja arba kuria. Išvertus visą tai, kas išdėstyta aukščiau į mums suprantamą kalbą, gauname, kad remiantis senovės šumerų tekstais, žmogų sukūrė dievai atlikę daugybę genetinių eksperimentų, remdamiesi vietinę medžiagą. Tai yra, galbūt remdamiesi vienu iš tų, kuriuos dabar laikome savo protėviais pagal evoliucijos teoriją. Pirmųjų eksperimentų metu buvo gauti negyvybingi, neįgalūs individai ir net visiški monstrai. Vėliau reikalai pagerėjo, tačiau rezultatas vis tiek turėjo vienokių ar kitokių trūkumų. Visų pirma, kai kuriuose tekstuose pranešama, kad žmogus negalėjo kalbėti ar negalėjo daugintis. Sėkminga buvo tik paskutinė eksperimentų serija, kai buvo nuspręsta į vietinį egzempliorių įtraukti pačių dievų genus. Po to, naudojant genų inžineriją ir surogatinę motinystę, buvo atlikta sėkmingo paveidžio replikacija, o surogatinėmis motinomis buvo specialiai šiam tikslui atrinktos deivės. Sutapimų neatsitiktinumas. Jei palyginsime senovės šumerų legendų ir tradicijų įrodymus su šiuolaikiniais genetinės inžinerijos pasiekimais, išryškės nemažai įdomių ir labai iliustruojančių paralelių. Pirmas momentas – baisių pabaisių gavimas pirmajame etape. Tai primena kai kuriuos eksperimentus, kuriuos genetikai atliko 20-ojo amžiaus antroje pusėje. Rezultatus. Tada jie gavo tikrus monstrus – varles su letenėlėmis ant galvų, akimis ant nugarų ir apskritai kažką nesuvokiama. Antras momentas – tolesnių eksperimentų metu atsiranda žmogus, kuris negali kalbėti. Šiuo metu daugelis biologų laikosi požiūrio, kad gebėjimas kalbėti tokia forma, kokia turi šiuolaikinis žmogus, yra glaudžiai susijęs su tam tikrais gerklų ir kaukolės struktūros bruožais, kurių neturi gyvūnai. Taigi, padarius atitinkamą klaidą arba tiesiog neatsižvelgiant į šiuos bruožus, nėra nieko nerealaus gauti genetinio eksperimento rezultatą, kuris nesugeba kalbėti. Trečias momentas – dievai sukuria žmogų, kuris negali daugintis. Tai paprastai gana įprastas hibridizacijos eksperimentų rezultatas. Tai ne tik neprieštarauja šiuolaikiniam mokslui, bet ir yra visiškai nuoseklu. Ketvirtas momentas – žmogus galiausiai sukuriamas kaip vietinio ruošinio ir dievo hibridas. Visos hibrido gavimo procedūros aprašymo detalės labai primena šiuolaikinius eksperimentus genų inžinerijos srityje.
Įskaitant net ir tą dalį, kai gavę patenkinamą egzempliorių, dievai pereina prie jo klonavimo. Šiuolaikiniuose klonavimo eksperimentuose, atlikus tam tikras pirminės procedūras, embrionas turi būti išnešiojamas įprastu būdu. Ir nors žmogaus klonavimas dar nėra įgyvendintas, akivaizdu, kad embrioną šiuo atveju reikės išnešioti moters įsčiose. Praktika, kuri plačiai naudojama pavyzdžiui surogatinėje motinystėje. 5. punktas. Pirmosios eksperimentų serijos metu sukuriamas mėginys, kuris greitai susensta ir miršta. Pats pirmasis žinomas teigiamas klonavimo eksperimentas buvo avies Dolly sukūrimas. Dolly nieko nesiskiria nuo savo originalo visais atžvilgiais, bet nuo tam tikro momento ji pradėjo sparčiai senti ir mirė gyvenusi tiesioginė prasme vos 4 metus. Yra įvairių versijų, kaip paaiškinti jos greitą mirtį, tačiau yra tikybė, kad šis smūdės rezultatas yra susijęs su paties metodo arba tiesiogiai klonavimo proceso trūkumais, kurie yra gana realūs. Kaip matome, detalių panašumas yra toks didelis, kad tai negali būti atsitiktinumas. Ir turime arba manyti, kad senovės šumėrai turėjo genetinės inžinerijos technologijas, kurioms nėra objektyvaus pagrindo, arba kad jie gavo informacijas apie tikras dievų manipulacijas ir veiksmus, kurios šumėrai tiesiog pateikė prieinamą ir suprantamą terminologiją. Žinome, mes dar gana toli nuo tokios operacijos kaip naujos žmogaus rūšies, ar bent porūšio, kuri turėtų reikšmingų skirtumų nuo pradinio mėginio gavimą. Tačiau mokslas nestovi vietoje. Be to, mes vis dar praktiškai pačioje genų inžinerijos kelio pradžioje, jei kalbame apie potencialias šios krypties galimybės. Taigi visiškai neįmanoma atmesti galimybės, kad dievų civilizacija žmogaus sukūrimo metu genų inžinerijos srityje jau buvo pažengusi daug toliau nei šiuolaikinis mokslas. Beje, prielaida, kad dievų civilizacija turėjo genetinės inžinerijos technologiją, yra gana neabejotinai patvirtinta. Taigi, daugelio tautų senovės legendos ir tradicijos byloja, kad žemės ūkį žmonėms davė dievai. Garsus sovietų mokslininkas Nikolajus Vavilovas dar 1930-aisiais priėjo prie išvadų, kurios netiesiogiai patvirtina šį mūsų protėvių teiginį. Ekspedicijų po įvairias pasaulio šalis metu, tyrinėdamas laukinės veislės ir kultūrinius augalus, Vavilovas atrado, kad yra 8 izoliuoti senovės žemdirbystės centrai, kurie čia atsirado vienu metu ir nepriklausomai vienas nuo kito maždaug prieš 10–12 tūkstančių metų. Įdomu, kad būtent šių centrų vietose randame akivaizdžiausius ir ryškiausius labai išvystytų technologijų pėdsakus. Pažymėtina, kad Vavilovas nerado jokių pereinamųjų formų nuo laukinių veislių iki auginamų rūšių pagrindiniams grūdiniams augalams. Kultūrinės rūšės senovės žemdirbystės centruose regis atsirado iš niekur, jau paruoštos. Be to, pavyzdžiui, kviečiai vienu metu atsiranda 3 nepriklausomose centruose, o skirtumą tarp kviečių veislių šiuose centruose galima atsekti genetiniu lygmeniu. Jie turi 14, 28 ir 42 chromosomas, tai jų chromosomų rinkinys padvigubėjo ir patrigūzijo. Šiuolaikiniai biologai jau žino, kaip gauti naujas veisles su 2 arba 3 chromosomų rinkiniu. Tačiau tam reikalingi vadinamieji mutagenai, cheminiai arba radiacijos veiksniai, kurie lemia pokyčius genų lygmenyje – įtaką. Tai yra, pačioje žemdirbystės aušroje kažkas atliko pagrindinių grūdinių kultūrų genetinę modifikaciją. Akivaizdu, kad primityvus ūkininkas to negalėjo padaryti, tačiau labai išsivysčiusi dievų civilizacija galėjo. Juk tuo metu ji jau žinojo, kaip įveiktų tarp žvaigždinius atstumus. Tačiau būtent nežemiška dievų civilizacijos kilmė kartais kelia abejonių dėl žmogaus sukūrimo, kaip hibrido genetinių eksperimentų metu versija. Teigiama, kad tokiems eksperimentams būtinas ne tik 2 civilizacijų ar rūšių genotipų panašumas, bet ir gyvybės formų 2 skirtingose planetose panašumas, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo labai mažai tikėtina. Tačiau šį skeptieką požiūrį galima paneigti keliomis priežastimis. Pirma, šumerų legendose nebūtinai kalbama apie griežtai genetinį kryžminimą, kuris mums šiame mokslo raidos etape jau aiškus. Juk negalima atmesti galimybės, kad žemiškojo pasiruošimo genams įtakos galėjo turėti ir koks nors kitas būdas. Tarkime, kad dabar nemažai tyrėjų sutinka, jog ne viską lemia vien DNR cheminė sudėtis ir ryšiai tarp atomų ir atomų grupių joje.
Daug diskutuojama apie tai, kad svarbu vaidmenį vaidina ir pačios DNR struktūra ir jos sudedamosios dalys. O Piotro Gorjajevo ir Andrėjaus Berezino eksperimentai rodo, pavyzdžiui, bangų poveikį šiai struktūrai galimybę. Be to poveikio, kuris ir naikina DNR, ir atkuria pažeistas struktūras. Tad kodėl dievų civilizacija negalėtų naudoti kažkokios bangų genetikos, kaip pats Gorjajevas mėgsta vadinti šį veikimo metodą, vietoj mums įprastų genetinių manipulacijų? Nėra jokio ypatingo poreikio panašumui tarp žemiškojo pasiruošimo ir nežemiškų dievų genotipų. Antra, visiškai neįmanoma atmesti galimybės, kad genotipų panašumas įvyko dėl kokių nors papildomų priežasčių. Pavyzdžiui, gyvybė mūsų planetoje ir dievų planetoje turėjo bendrą šaltinį. Arba apskritai patys dievai pasėjo jiems pažįstamą gyvybės formą mūsų planetoje nuo neatmenamų laikų. Tokie variantai nėra tokie jau fantastiški. Ir trečia, kodėl genų telkiniuose negalėtų būti panašumų, net jei gyvybė skirtingose planetose būtų kilusi nepriklausomai. Tikimybė iš tikrųjų nėra tokia maža. Bent jau tai netiesiogiai rodo kiti naujausi tyrimai – genetinio kodo tyrimai, kuriuos atliko Sergejus Petuchovas, dirbantis biologijos ir matematikos sandūroje. Nesileisiu į jo darbo detalės, kad neapkraučiau skaitytojo specifinę terminologiją. Norintis gali lengvai rasti reikiamą informaciją internete. Mums čia svarbu tai, kad jo susikonstruota biperiodinė genetinio kodo lentelė, kurioje aprašomi pagrindiniai visų žinomų gyvųjų sistemų paveldimo informacijos kodavimo principai, stebėtinai tiksliai atitiko plačiai žinoma heksagramų lentelė iš kinų pokyčių knygos I Ching. Tuo tarpu, jei heksagramų lentelėje ištisines linijas pakeisime nuliu, o laužtines vienetu ir užrašysime jas ne vertikaliai, o horizontaliai, gausime šešiaženklius skaičius dvejetainėje skaičių sistemoje. Šiuo atveju šių skaičių reikšmės bus pilnas skaičių rinkinys diapazone nuo 0 iki 63, mums įprasta dešimtainėje rašymo forma, išdėstytas lentelėje griežtai eilės tvarka. Atsitiktinio išsidėstymo tokiu būdu tikimybė lygi nereikšmingai mažai reikšmiai, tik vienam šansui iš 64. 64 faktorialas, tai yra visų skaičių nuo 1 iki 64 sandauga, vienas iš kito. Fizikoje tokia maža tikimybė siejama su draudžiamais arba neįmanomais procesais. Kitaip tariant, tai tiesiog negali būti sutapimas. Palikime nuošalyje klausimą, iš kur kinai gavo tokią lentelę. Dabar mums daug svarbiau kažkas visiškai kita. Juk pasirodo, kad Petuchovo biperiodinė genetinio kodo lentelė visai nėra atsitiktinė, o tiesiogiai susijusi su kai kuriais pagrindiniais mūsų visatos matematiniais principais ar dėsniais. Jei taip yra, tai gyvybės genotipų panašumas dviejose skirtingose planetose yra ne tik tikėtinas, bet ir turėtų būti. Šiuo atžvilgiu labai orientaciniai yra vadinamieji juodieji rūkaliai, povandeniniai ugnikalniai, šalia kurių buvo atrasta visa gyvų organizmų biosistema, egzistuojanti iš esmės kitokios biochemijos pagrindų. Jie išgauna energiją iš vandenilio sulfido, sklindančio iš gelmių su povandeninių ugnikalnių dujomis. Šių gyvų organizmų tyrimas juodųjų rūkalių sistemoje neatskleidė jokių rimtų genetinio kodo skirtumų nuo žinomų baltymų sistemų. Tad vargu ar būtų įmanoma, jei genetinio kodo konstravimo principai smarkiai skirtųsi. Panašu, kad čia kalbame apie kai kuriuos bendrus materijos saviorganizacijos dėsnius, kurie atsispindi genetinio kodo universalume. Palikime nuošalyje klausimą, iš kur kinai gavo tokią lentelę. Dabar mums daug svarbiau kažkas visiškai kita. Juk pasirodo, kad Petuchovo biperiodinė genetinio kodo lentelė visai nėra atsitiktinė, o tiesiogiai susijusi su kai kuriais pagrindiniais mūsų visatos matematiniais principais ar dėsniais. Jei taip yra, tai gyvybės genotipų panašumas dviejose skirtingose planetose yra ne tik tikėtinas, bet ir turėtų būti. Šiuo atžvilgiu labai orientaciniai yra vadinamieji juodieji rūkaliai, povandeniniai ugnikalniai, šalia kurių buvo atrasta visa gyvų organizmų biosistema, egzistuojanti iš esmės kitokios biochemijos pagrindų. Jie išgauna energiją iš vandenilio sulfido, sklindančio iš gelmių su povandeninių ugnikalnių dujomis. Šių gyvų organizmų tyrimas juodųjų rūkalių sistemoje neatskleidė jokių rimtų genetinio kodo skirtumų nuo žinomų baltymų sistemų. Tad vargu ar būtų įmanoma, jei genetinio kodo konstravimo principai smarkiai skirtųsi.
Panašu, kad čia kalbame apie kai kuriuos bendrus materijos saviorganizacijos dėsnius, kurie atsispindi genetinio kodo universalume. Niekas nepraeina be pėdsakų. Konkretus veiksmai palieka pėdsakus, atitinkančius šiuos veiksmus. Todėl jei kažkada praeityje Žemėje buvo intervencija į evoliucijos procesą genų lygmeniu, tai šiame lygmenyje galėtų ir net turėtų būti šios intervencijos pėdsakų. Ir pasirodo, kad tokių pėdsakų tikrai yra. Tiesa, kai kurie iš jų yra akivaizdesni, o kai kurie abejotini. Pavyzdžiui, jau gana seniai žinomas toks nepaprastas faktas. Žmonės turi 46 chromosomas, 23 poras, o artimiausi šiuolaikiniai giminaičiai – gorilos, šimpanzės ir orangutanai – 48, 24 poras. Dvi antrosios chromosomos poros žmonėms atitinka 2 šimpanzių, gorilų ir orangutanų chromosomas. Ir šiuo metu nėra absoliučiai vienareikšmiško atsakymo į klausimą, kodėl ir kada atsirado šis skirtumas. Yra ir kitų skirtumų tarp primatų ir žmonių genų rinkinių. Pavyzdžiui, kai kuriuose tyrimuose minima tam tikra inversija tarp P14.I, *I, sričių, dėl kurios atsirado skirtumas tarp žmogaus 5 chromosomos ir šimpanzės chromosomos. 9-ojo dešimtmečio pradžioje amerikietė Page iš Masačusetsos technologijos instituto atrado, kad jei kylame žinduolių evoliucijos laiptais, tai visi jie, net beždžionės, moteriškoje lytinėje X chromosomoje turi tą pačią DNR dalį, kurios dydis yra apie 4 milijonai cheminių jungčių, nukleotidų. Tačiau tik šiuolaikinių žmonių DNR dalis buvo nukopijuota ir į vyrišką Y chromosomą. Vėliau buvo nustatyta, kad nukopijavus į hominido Y chromosomą, X chromosomos dalis patyrė didelę mutaciją, dėl kurios jį pasidalijo į 2 dalis, o šios pusės apsikeitė vietomis. Vos prieš kelerius metus Kembridžo universiteto molekulinės genetinės inžinerijos specialistas Nabilas Afara šiame labai paslaptingame DNR fragmente, esančiame abiejose lytinėse chromosomose tik žmonėms, rado 2 panašios funkcijos genus – PCDH-X ir PCDH-Y, atsakingus už baltymų egzistuojančius tik žmogaus smegenyse ir atliekančius pagrindinį vaidmenį formuojančius nervų sistemai gamybą. Vienas iš grinai žmogiškų genų, skiriančius mus nuo beždžionių, yra vadinamasis prodinofinas. Šis genas koduoja malonumo medžiagas, endorfinus, kurių pagalba atliekamas emocinis elgesio reguliavimas. Tai yra, dėl kurių veiksmų gauname malonumą, o iš kai kurių ne. Skirtingai nei beždžionių, kaip aiškėjo, šie genai sutelkti reguliavimo srityje. Dėl to endorfinai mumise sintetizuojami kai kuriuose kitose situacijose nei beždžionėse. Tai yra, mes gauname malonumą iš kažko kito ir gauname kitokį malonumo kiekį nei beždžionės. Ir iš tikrųjų tai yra tam tikras elgesio kontrolės mechanizmas, tai kas daugiausia lemia mūsų veiksmus. Tačiau nesileisime į visus jau žinomų ir dar galimų atrasti skirtumų vardinimą. Svarbu tai, kad tarp genetinių skirtumų tarp žmonių ir primatų priežasčių gali būti ir pati dievų, tai yra svetimos civilizacijos, genetinė intervencija, susijusi su jų sukūrimo žmonių iš vietinių ruošinio procesu. Visai nebūtina, kad visi skirtumai atsirastų dėl šios intervencijos, greičiausiai tik kai kurie iš jų. Mums svarbi pati šios galimybės galimybė. Šiuolaikiniai tyrėjai kalba apie mutacijas, tačiau atsižvelgiant į mūsų nagrinėjamą problemą, verta paklausti, ar šios mutacijos yra tikrąja šio žodžio prasme. Tiksliau, reikėtų užduoti kitą klausimą. Jei mutacijomis vadiname visus DNR struktūros pokyčius, tai ar visos mutacijos buvo natūralios, o ne išorinės, prasmingos ir tikslingos įtakos rezultatas? Grinai evoliucinės teorijos rėmose neįmanoma daryti prielaidos apie ką nors kitą. Tačiau kaip faktą galime konstatuoti tik skirtumą tarp tam tikros DNR atkarpos viename mėginyje ir atitinkamos DNR atkarpos kitame mėginyje. O natūrali mutacija jau yra interpretacija. Ir jei negalite ginčytis su faktu, tai interpretacija gali būti klaidinga. Mes nedalyvavome įvykiuose prieš daugelį tūkstančių metų. Stebime tik šių įvykių pasekmes. Ką pamatytume, jei įvyktų natūrali mutacija? Pamatytume DNR struktūros skirtumus. O ką pamatytume, jei būtų įvykęs dievų genetinis pakeitimas žemiškojo pasiruošimo metu? Pamatytume absoliučiai tą patį. Tai yra DNR struktūros skirtumus.
Pats mutacijos, kaip DNR struktūros pokyčio buvimo faktas, absoliučiai nieko nesako apie tai, ar ši mutacija buvo natūrali, atsiradusi normalios žmogaus protėvių evoliucijos metu, ar gauta dėl genetinės intervencijos, dėl svetimos protingų būtybių intervencijos. Pasirodo, turime tą patį empiriškai nustatytų faktų rinkinį, paaiškintą 2 skirtingomis teorijomis. Ir čia susidurėme su rimta problema. Ar įmanoma kažkaip nustatyti, ar įvykusi mutacija buvo natūrali, ar dirbtinai sukelta? Esant dabartiniam mokslo žinių etapui, būtina konstatuoti, griežtai kalbant, jog tokios galimybės neturime. Neatmetama galimybė, kad kada nors ateityje atsiras atitinkamos technologijos ir metodai, tačiau dabar dėja jų nėra. Ir dabartinėje situacijoje galime daryti tik tam tikras prielaidas, kurias ateityje reikės patikrinti. Tačiau situacija nėra tokia beviltiška, kaip gali atrodyti. Ir čia, kaip bebūti keista, mums gali padėti pati evoliucijos teorija. Juk žinome kai kuriuos evoliucijos dėsnius, todėl galime įvertinti, kiek konkreti mutacija ir jos pasekmės atitinka šios dėsnius. Ir galime nustatyti tas anomalijas arba keistas mutacijas, kurių pati išvaizda ir pasekmės netelpa į bendro evoliucijos proceso dėsnius arba veda prie neigiamų evoliucijos pasekmių. Būtent šios mutacijos turi visas galimybės tapti kandidatais į išorinės intervencijos dievų civilizacijos, žmogaus atsiradimo procese rezultatus ir į žmogaus sukūrimo dievų civilizacijos įrodymas titulą. Ir ryšium su tuo dėmesį patraukia kelios įdomios išvados, gautas atliekant naujausius tyrimus. Pirmoji išvada, tiesioginė prasme stulbinanti, yra ta, kad skirtingų žmonių genotipas yra nepaprastai panašus. Toks panašus, kad kelia didelį sumišimą. Jei palyginsime skirtingų žmonių DNR, paaiškės, kad juos skiriasi vienas nuo kito tik 0,1%. Tai yra tik kas 1000 iš nukleotidų yra skirtingas, o likę 99,9% yra vienodi. Be to, jei palyginsime visą įvairiausių rasių ir tautų atstovų DNR įvairovę, paaiškės, kad žmonės skiriasi daug mažiau nei šimpanzės kale pačioje bandoje. L. Životovskis, Ehus Nudinova, Žmonijos genetinė istorija. Dažnai teigiama, kad toks rezultatas yra susijęs su tuo, jog mūsų protėvių migracijos ir apsigyvenimo visoje planetoje proceso metu, dėl neaiškių ir neišsakytų priežasčių, tariama lydėjo mutacijų greičio sumažėjimą. Tačiau toks teiginys kelia pagrįstą nuostabą ir didelių abejonių. Jei migracija ir laipsniškas paplitimas iš tiesų vyko, turime atsižvelgti ir į tai, kad klimatas skirtingose mūsų planetos vietose yra skirtimis. Šiaurinių regionų sąlygos smarkiai skiriasi, pavyzdžiui, nuo pusiaujo sąlygų Afrikoje. Todėl dėl migracijų žmogus atsidūrė kitokiose sąlygose nei tos, kuriomis gyveno jo protėviai. O išorinių sąlygų pasikeitimas nesulėdina, o priešingai padidina mutacijų tikimybę. Ir pagal visus žinomus bendrojo evoliucijos proceso dėsnius turėtume gauti visiškai kitokį rezultatą – DNR skirtumų paplitimą, o ne sumažėjimą. Tokie maži skirtumai tarp žmonių įmanomi tik tuo atveju, jei esame labai mažos protėvių grupės arba jau pačių Homo sapiens, gyvenusios labai nesenai, palyginti nuo mūsų atsiskyrimo nuo primatų šakos palikuonys. O jei dabar manoma, kad šimpanzės ir žmogaus šakų atsiskyrimas įvyko prieš 5–7 milijonus metų, tai minėtos mažos grupės, iš kurios kilo visa žmonija, egzistavimo laikas yra žymiai artimesnis dabartiniam laikui. Skirtingi tyrėjai pateikė skirtingus vertinimus. Vieni teigia, kad tas momentas buvo prieš 200 000 metų, kiti, kad nedaug vėliau, tik prieš 70–75 tūkstančius metų. Bet kaip ir būtų, tai visai ne milijonai metų. Išvada apie labai siaurą žmonijos bazę buvo gauta ir kitų tyrimų metu, kurie dabar plačiai žinomi dėl skambaus mitochondrinės Ievos ir Adomo į chromosomų paieškų pavadinimo. Skirtingi tyrimai gavo skirtingas Adomo ir Ievos betas, tačiau apskritai kalbame apie maždaug 100–200 tūkstančių metų senumo laikotarpį. Būtent tuo metu žmonija, anot tyrėjų, išgyveno savotišką butelio kaklelio lūžį, beveik visiškai nustodama egzistuoti kaip rūšis. Šio butelio kaklelio lūžio atsiradimo priežastys yra visiškai neaiškios.
Pasirodo, evoliucijos teorija paremta šiuolaikinimi tyrimai išvadomis nurodo labai mažą žmonių populiacijos sudėti tam tikrų laiko momentų, kuri turėjo svarbę reikšmę. Dažniausiai tyrėjai stengiasi kalbėti apie tūkstančių šios populiacijos individų, tačiau tai nelabai dera su tokio siauro genofondo, kuris yra mažesnis nei šimpanzių vienoje bandoje, faktų. Todėl remiantis kai kuriais radikaliais vertinimais, esame tokios grupės, kuri kakliuko metu turėjo nuo 20 iki 200 individų palikuonys. Tačiau šumerų legendos apie žmogaus sukūrimą dievams atliekant genetinius eksperimentus kalba apie tą patį. Net pirmosios masinės partijos 14 Adomo klonų, 7 vyrai, 7 moteris, dydis sutampa su žemutinė mokslininkų įvertintų populiacijos dydžio riba tuo metu, kai buvo peržengta butelio kakliuko riba. Be to, mitochondrijų DNR tyrimai rodo vieną Ievą apskritai, o į chromosomos vieną Adomą. Bet būtent apie tai ir kalba senomės šumerų legendos, juk jie sėkmingai klonavo iš vienetinio egzemplioriaus. Vėlgi, dvi teorijos apibūdina tą patį rezultatą. Tačiau įprasta evoliucijos teorija negali rasti priežasčių, kodėl atsirado keistas butelio kaklelio susiaurėjimo efektas. Be to, turima daug pretenzijų į butelio kaklelio versiją būtent iš evoliucijos teorijos perspektyvos. Kodėl iš visų ankstyvųjų sapiens atstovų atsiskyrė tik tokia maža šaka? Ar kitų ankstyvųjų sapiens šakų atstovai iš tikrųjų nustojo daugintis? Mažai tikėtina. Bet kur tada jų palikuonys? Tačiau šumerų versija neturi jokių nepatogių klausimų. Pagal jos struktūrą butelio kakliukas tėra iliuzija. Prieš kakliuką nebuvo jokio butelio kakliuko, nes šiuolaikinio tipo žmonių tiesiog nebuvo. Buvo tik tam tikras žemiškas ruošinys. Apie jį plačiau šiek tiek vėliau. Ir buvo dievai, kurių genomo tam tikra dalis buvo pridėta prie pačio žemiško ruošinio genomo ir kuris tapo šiuolaikinės žmonijos atskaitos tašku. Ir dar vienas dalykas. Naujausi genetiniai tyrimai privertė tyrėjus teigti, kad kažkokia nežinoma populiacija, spėjama gyvenanti kažkur centrinėje Afrikoje, prisidėjo prie šiuolaikinio žmonijos genetinio bagažo. Tačiau nėra absoliučiai jokių materialių radinių, kurios būtų galima susijęti su šia populiacija. Šumerų versija leidžia mums apsieiti be šios hipotetinės populiacijos. Pagal šią versiją, trūkstamas indėlis į šiuolaikinės žmonijos genomo gali būti papildomai sukonstruotas dirbtiniais priedais, kurį dievai sukūrė modifikuodami žemiškąjį ruošinį. Arba tai gali būti pačių dievų genofondo dalis. Knygos Žmonijos genetinis kodas 20 dalies pabaiga. Sekančią knygos apžvalgos dalį pradėsime nuo evoliucinių keistenybių. Turiu paminėti, kad artėjame prie šios knygos apžvalgos pabaigos. Greičiausiai bus dar 2 ar 3 knygos dalys.